aš kažnais metais laukiu vasaros. Nu, kad būts kokia pagada pagaliau mum. Nu, minimum plus 30. Geriausia, kad tokiu oru, kur noraini kokiam žygin miškan. Kad tau saulutė žandus selavoja, vėjelis kelius glosto, galėtai rodos ir pasaulio kraštą nukeliauts. Ale būna, kad kur eini teptoli, tai, nu, aplink kažkų tai mislį, tai kokias dainelai po nosiu padainuoja, kokias loginės klaidas panarstai. Ale man taip vienu rozu buvo, kad cik tai jau ne aplink žygimas tai, o tik kažkų tai visai kitų, tai jau ir pilniukikis. Kažkap tai gražion dienon, staiga viskas aptemsta miškan, paukštukai nucyla, cyko ramu, cik tais tokis tylus, ale isteriškas juokas pasgirsta. Tai kaip tep man yra nuteiki, o tep buvo jau gal 10 sykių, tai jau to žinokis, kad ant tavį ateina laumės. O jau kaip jos ateina, cik tais iš tų savo peklų išlipi, maurais aplipi, viso savo ilgais nagais, tavį apžnaibo, apkramto, kišenius iškrausto ir dar pernai tai iš mani dar tą šūkį pavogė. Tai po to, einu aš jau kitam žygin, jau tik po kurio laiko, einu, nu ir vėl tie aplink kažkų tai pamislik, tik tais pamislik, ir jau žinok, visada bus per vėlu. Jau cik tais visur apsiniaukia, jau keluko tu nematai, jau nežinai, nei kur tu randies. Ir girdži tų savo isteriškų juokų. Nu ir jau žinai, kas tavį laukia. Ale tų rozų aš pamislinau, nu, aš būsiu drąsi, aš kaip nors prieš jas atsilaikysiu. Atsisukau aš intas dvi ir iš tolo pamojavau, labas rytas, kaimynkus, kur citep keliaunat? O jos tokius ajot, įžvengė, jau mislino dėlkų iš mani pavoks, ale tokius susistabdė. Nu, gali ir kalbėtis nelabai jau, kad jas mažai kas pakalbina, aš mislinu. Tokius viena sako, nu, į noškabalius keliaunam, kita į skersabalius, o aš tik tais atsisukau, žiūrau. Taigi tos pačios dvi laumės iš ano karto, mano tą šūkį po to savo pelkynus tūso. Kaip jos stovėjo visų valandų skeričiojus, kur jos keliauna, aš tų savo tą šūkį tik tai septešiu ir paslaidau bėgti. Nu, mislinu, pažiūrėsiu, kas bus. Bėgau, žinokit, taip greitai, kaip galiu, nu, ale ir tą šūkį tokia sunkiai pastaikė. Žiūrau, kas tai vidun to šūkį. Žiūrau, o tinai. Ožkų sūris, figų džemas ir Basanavičiaus fonografas. Aš viskų išmetėjau ant kelio, nu, mislinu, jos pasims kojom reik, o mane jau paliks, jau neliesim mane. Ale kaip cik tai aš viskų išmetėjau, tep man prieš akis išdygo didžiausias linų laukas. Aš ant tų laukų ir šokau ir tupiu. O anos dvi pribėgo ir toliau nei žingsnių, ale ką pradėjo mani keiktis. Oi tu varla, tu rupūžė, kad tu neišeitai, tie linai, kaip tep greitai jie išdygo, tep greitai jie ir sunyks, tada mes tavi nustemsim imbelkis, tu negrįši iš to savo žygio. O aš tokia, nu, aš tai nieko nebijau, tupiu ant linų laukan ir mislinu. Ale tai laumė. Taigi šitokia verpėja, šitokia audėja, linų laukan eits negali. Už tai, kad laumės linų laukų labai gerbė. Nu ir kad tu dar ir jo bijo. Ale žinokit, tokia pravda, kad ne jos vienu žingsnį, ne žingsnio toliau, nu, ale ir aš nežinau, niekur man eits, niekur man dėtis. Ale norėtus dar žygis pabaigti. Atidaviau, žinokit, aš jom tų šūkį. Nu, nežinau, kuo jūs būtumė darę mano vietom. Ale, nu, mes bent jau sustarėm, kad jau kituros, jau šiemet, jau kaip aš kur eisiu kokian žygin, tai jau jos mani nekliudys ir kitom laumėm pasakys, kad mani nekliudytų. Tai va, galėsiu tep visur toli keliauti, tiek daug visko pamatyt, o paskui kaip grįšiu, jom dar tep visko paporysiu, kad dar ir nepatikėsit.